Man pirmiausias klausimas netgi ne apie kovą, o apie tai, kaip išeidinėjai į ringą. Jau seniai esam tave matę su ta kepurytė Lietuva. Ta senovinė, kurią galbūt mes ir susipažinom su Kuvalda, ar ne? Būtent tokiu. Kaip jinai vėl sugrįžo į trasą? Tiesą sakant, jinai seniai pas mane buvo, po to, po kažkokių varžybų, man Andrius, treneris man buvo pasakęs, kad man atrodo, jinai tau neša nesėkmę. Išmesk ją. Nu, aš paėmiau ir išmečiau. O iš tikrųjų, po to gailėjausi daug metų, kad jos nebebuvo ir negalėjau jos tiek įprasti, supranti. Kiek aš ieškojau, kur įsigyti, kur nusipirkti, taip neradau. Ir buvau užmiršęs tą momentą. Ir čia vienas iš sekėjų, vienas iš gerbėjų kovos menų parašė, sako, Sergejau, aš pamenu, man nuo tavo pirmųjų kovų Lietuvoje, jis sako, nostalgija visą laiką imdavo dėl tavo kepuraitę, sako. Ir aš, sako, daug ieškojau, sako, ir nuvažiavau, sako, užsakiau, sako, iš Ukmergės, man atrodo, iš pačios siuvyklos, kad tau pasiūstų naują padarytų, ir sako, noriu tau ją įteikti. O aš toks, wow, kaip laiku ir vietoj, kaip man viso šito reikia. Nes kaip tik dažnai mes tokiai, sakau, ir su psichologais ir su tais dirbom, kad kaip grąžinti mano tą tenai aš, žinai. Tai buvo toksai, žinai, laiku ir vietoj, sakyčiau. Ir dabar iš karto keliamės į ringą, kaip manai, buvai tas, kiek tavyje to buvo senojo Kuvaldos galbūt, ar ne, pasakykim taip. Na, kažkada prieš kelis metus, man atrodo, aš Andriaus treneris klausiau, kažkokia diskusija buvo, neatsimenu tokia, mane senai, kur labai su charakteriu viską laimėdavo iš užsispyrimų ir taip toliau. Ir aš atsimenu tada, sakau, Andriu, sakau, Andriu, kaip tu manai, sakau, tas senasis Kuvaldas, sakau, arba šiandienos Kuvaldas, sakau, kokios savo prognozijos? Jis nusijuokė, sako, nu kokios, nokautas. Tai reiškia, galbūt, žinai, tas ryžtas, užtikritumas galbūt ir buvo senesnio, bet tas, sakykime, blaivumas kovoje, protas, susikoncentravimas ir išlaikymas buvo manęs naujo, subrendusių manęs. Supratau, kaip pats vertini apie tą pačią kovą su Stefanu Latesku? Buvo daug kalbama apie tos smūgius ar ne, dar kažką, suprantu, kad Latesko tas ieškojo to nokauto, tačiau galbūt iš karto spėjot su Andrium, ta prasme, pastatyti taktiką, kuri nugesino žmogų, kuris ieškotų tų nokautų, neleidai net įsibėgėti Latesko. Taip. Tai su Andrium mes irgi dieną prieš tik pradėjom kalbėti apie tai. Sakau, mano sakau, planas yra toks, kad užimti ringo centrą, sakau, ir neleisti jam dirbti jo darbą, nes jis yra mėgėjas yra spausti. Ir čia bus toks ego karas, žinai, kad ką perspaus, žinai. Ir Andrius sako, statiškai tikrai, jis sako, spausti, tai tikrai taip. Tik bukas sako, bet jeigu būtų nestatiškai, sako, bandyti tą aktyvų spaudimą išlaikyti, kai yra galimybė prametinėti, kai jis jau stovi pačiam eiti priekį, ir tokį laikyti tokią įtampą. Na ir viską taip ir išlaikėm. Žinai, toksai kiekvieną minutę atrodo, to kovotos minutės taip ilgai atrodo, žinai. Tokiu momentu buvau netgi kelis kartus pagavęs, blema, kaip viskas gerai eina. Ir jaučiu, kad kažkur tai užsistovi, grįž, davai, grįžtam ir dirbam pagal planą, viską pagal popierius. Nes smūgiai tikrai stiprus, tikrai pavojingi ir jie tokie kartais, kai kurie buvo tokie, kad lindo tokie netgi per gynybą, žinai. Bet kaip aš sakiau, tai dar... Jisai dar nežino, kas yra Kuvalda. Kaip mūsų Kuvalda. O kas, Sergejau, nutiko paskutinio raundo pabaigoje? Andrius netgi treneris sakė, kad, šiek tiek gal leidaisi į muštynės, nesilaikai to plano. Jo. Aš tą galą galvojau,
jaučiu, girdžiu, kad jis sako pusę minutės ir aš galvoju pradėti efektyviau, žinai, pradėti tą pusę minutės efektyviai, užtikrinti, žinai, užbaigti. Bet tai Redras sakė, kad nesivelgia muštinės, žinai, nes tose muštinės tai toks dalykas yra, vienas praleistas smūgis ir visą kovą šunį ant uodegos išeina. Tiesiog tu pralaimi, žinai, pralaimi raundą arba pralaimi visą kovą. Tai ačiū treneriui, kad jo blaivas protas tuo metu, mano, kaip žinai, iš azartų, pažiūrėsim, kas čia ką. Ir kad išlaikėm visą tą tempą tolygiai ir davedėm kovą iki galo, taip kaip turi būti, profesionaliai. Kiek emociškai buvo gera po šios kovos sugrįžti į Glory, sugrįžti pergalingai? Po kovos interviu netgi pasakei, kad dabar galvoji apie 5 raundų kovą, mes visi žinome, ką tai reiškia, ar ne? Taip. Kiek tai buvo karšta ir kiek apgalvotas šitas ėjimas, žvelgiant į pačios organizacijos požiūrį kartais? Šiaip netgi buvo organizatorių planas toks, kad po mano kovos, kai kovos Benas su Kebabisu, po jų kovos, kad aš sėdėčiau prie ringo ir bent jau kameros žvilgsnis būtų įmanos, kad tokia įdomiauka mesti. Bet patai mane iš karto išsivedė dopingo kontrolės. Ir aš visas dehidratuotas, tai negalėjau dar kokias porą valandų ten to šlapimų priduoti. Tai man reikėjo dar 2 litrų vandens išgerti ir kol aš galėjau šlapti, nes negalėjau pasitraukti iš kabineto, žinai. Tai mintis tai tokias ir yra, kad aš manau, kad sekantį kovą taip strategiškai mąstant, kas jiems labiau apsimokėtų. Aš manau, kad jiems labiau apsimokėtų arba mane statyti su Abena ir po to Bahramu. Ir po to nugalėtų jis eitų su čempionu, arba dabar statysiu čempionu ir paskui daug dievė tapas čempionu, jau tada būtų kova su Bahramu. Kaip sureagavai, beje, Abena išsprūdo pačiam iš lūpų, Abenos poelgis, karjeros baigimas bent jau kickbokse. Nustebino šitas dalykas? Tiesą sakant, nustebino, nesuprantu, ko jisai čia pasipūtęs. Kovų, patgi buvimo statistiką davęs, kovų jisai turėjo pakankamai, uždarbis, man atrodo, pas jį buvo pakankamas, titulas jam buvo tiesiog dovanotas už gražius akis, ir po ko jisai dar drįso sakyti MDBS. Ir suprantate, man šiek tiek buvo apmaudu, nes aš tikrai norėjau grąžinti jam skolą, nes aš žinau, kad aš esu galvo geresnis už jį ir aš galiu jį apžaisti ir tas 5 raundose aš galiu jį permušti. Nes jisai mano pakelimo tempo jisai nepaneštų. O Bahramas, jeigu jau taip kalbam, Bahramas kaip visuomet susprogo, davė žiūrovams tai, ko turbūt iš jo ir tikėjosi. Jo, aš taip ir tikėjausi, todėl kad, nežinau, iš kur ištraukė jie tą priešniką su visą pagarbą jam, bet jisai kovoja už 86, man atrodo, kategorijoje, o Bahramas ir už Težus gali kovoti. Taip pat jisai, sakykime, ne tiek titulotas tas priešnikas, tai tokia tiek patirties geros neturės toks aukšto. Bet aš manau, kad čia vėlgi vyksta politiniai žaidimai, todėl kad Bahramas vienas iš tokių žmonių, kuris pritraukia žmonės, Glory gerbėjai labai įdievina. Ir kaip jisai buvo paskutinio 8-tuko, jisai iš viso norėjo mesti kovoti, buvo pats sakęs per konferenciją, bet jam grįžti turbūt davė tokį būstą, kad žinai, tokią kovą, kur jisai vėl galėtų save parodyti iš geriausios pusės, tai ir visas užsikapinti ir eiti toliau. O toliau kas laukia, pažiūrėsim. Kaip tik ir norėjau klausti, o pagrindinio klausimo, kasgi toliau, turbūt dabar pirmiausia galvojame apie vasarį mėnesį ir UTMA organizaciją, ar ne? Taip. Pagal kontraktą pas mus UTMA vasarį ir balandį, o jau arčiau vasaros aš jau lauksiu tada pasiūlymų iš Glory organizacijos. Tikėkime, kad tai bus 5 raundų kova. Ačiū Sergėjau ir to tik tai ir palinkėsiu 5 raundų kovos. Visiems linkėjimai.